Sveiki, su jumis internetinė parduotuvė odin.lt ir balsas už kadro bei rankos ekrane. Džiaugiamės pradėdami savo video apžvalgą, skirtą mūsų produktams aptarti bei išsamiai diskusijai apie juos komentarų skiltį. Kviečiame ir tikimės visų su šia tema susijusių klausimų komentaruose ir taip pat adresu, kurį matote ekrane info@odin.lt. Šiandien aptarsime vieną iš mūsų platinamą produktą, peilį modelio pavadinimu K1S, kuris yra išskirtinis rankų darbo TRC Knives įsikūrusio Lietuvoje gamintojo kūrinys, priklausančio Andriui Triciui. Šio gamintojo peiliai jau prekiaujame ir www.odin.lt. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Ir tai yra pirmiausia peilio įpakavimas. Peilis jūs pasiekia matinėje juodoje dėžutėje su TRC Knives logotipu ant viršaus ir užrašu Made in Lithuania. Informaciją apie peilį ir jo tipą rasite ant dėžutės šono. Viduje matote laisvai padėtą peilį odinėje makštyje ir peilių gamintojo pasirašytą kortelę su gamintojo data, parametrais ir parašu. Peilis tvirtai įtvirtintas makštyje, tačiau patogiai ir su nedideliom pastangomis ištraukiamas iš jos. Makštis pasižymi itin aukšta kokybė, pagaminta iš juodos odos ir susiūta iš atskirų dalių. Makštis pažymėta TRC Knives prekiniu ženklu ir ji išskirtinai pritaikyta šio modelio peiliui. Makštis turi kilpą tvirtinimui, kuri pritvirtinta taip, kad siūlės vidinėje makšties dalyje yra įleistos į odą, taip apsaugant ir užtikrinant, kad peilis nenupjautų ar kitaip nepažeistų siūlų. Apačioje taip pat yra skylutė ventiliacija. K1S modelio peilis yra TRC Knives gamintojo populiariausio gaminio K1 kompaktinė versija. Ištisinis krentančios pentės peilis su G10 medžiagos rankena, geležtė šiam peiliui pagaminta iš Elmax plieno lydinio. Elmax plienas termiškai apdorotas pasiekia 60-61 HFC. Tai yra kietumas pagal Rockwell C skalę. Priedo naudojant kriogeninį plieno paruošimą, kuris kietumą padidina dar labiau. Kadangi peiliui parinktas plienas apsprendžia didžiąją dalį peilio kokybės parametrų, aprašą apie šį plieną rasite adreso ekrane ir video apraše. Būtent iš šio plieno yra pagamintas ekrane matomas produktas peilis K1S, kurio dydis siekia 215 mm bendro ilgio, geležtės ilgis siekia 100 mm, geležtės plotis 3,7 mm. Pats peilis sveria tik tai 145 gramus, geležtė atitinka krentančios pentės parametrus, o rankena pagaminta iš Audi Green arba tiesiog alyvuogių spalvos G10 medžiagos. Peilio rankena yra pagaminta iš stiklo pluošto eboksidinės dervos mišinio ir jis vadinamas G10. Ši medžiaga turi puikias fizinės savybės ir atsparumą drėgmei bei smūgiui. Ši medžiaga, pirminė paskirtė, buvo naudojama kaip izoliatorius. Pati rankena pagaminta iš dviejų atskirų G10 dalių. Rankena yra patogi ir pritaikyta patogiam peilio valdymui. Peilis rankoje laikosi stabiliai, rankena paruošta su išskirtiniu dizainu, rankų darbo grioveliais. Beje, ši ypatybė yra limituoto tiražo. Pačios rankenos pritvirtintos savo dizainu išsiskiriančiais 3 skylučių varžtais. Taip pat matome, kad rankena nėra homogeniškos medžiagos. Išvaizdos ir dizaino tikslais rankena sukomplektuota su juodos spalvos sluoksniu, kuris yra prie geležtės. Rankena yra paruošta skylutė rankosaičių, lengvesniam peilio ištraukimui iš makšties ar tiesiog apsaugai, kad peilio nepamesti. Peilis pasižymi dideliu ergonomiškumu ir patogumu, su patogiai lenktomis linijomis ir užapvalinimais rankenoje, kas puikiai saugo nuo sužeidimų įtempto darbo metu. Priekinėje dalyje esantis griovelis pirštui puikiai leidžia kontroliuoti peilį net su didelė jėga, o jo apdirbimas ir geležtės storis apsaugo nuo sužalojimų. Taip pat papildomai kontroliai peilis ant nugarinės dalies turi griovelius, leidžiančius naudoti peilį su didesnėje kontrolė. Pati rankena šiek tiek lenkta, leidžianti peilį fiksuoti delne. Priekyje esanti apatinis atramos skersinis užtikrina, kad peilis neišslystų darbo metu. Peilio ištisinė konstrukcija puikiai išnaudota šiame K1S TRC Knives peilio modelį.
nes geležtė pilno profilio ir šiek tiek išsikiša iš pačio peilio rankenos, kas leidžia saugiai naudoti peilį kaip smūginį įrankį ir nesutrupinti pačios rankenos. Krentančios pentės geležtė puikiai taip pat tinkama ir pjovimui, ir dūriams. Peilis yra lazeriu išgraviruotas. Matome, kad vienoje peilio pusėje nurodyta CRC Knives prekinis ženklas, kitoje peilio pusėje nurodytas šio peilio modelis K1S, o nugarinėje peilio pusėje matomas peilio plieno tipas, tai yra LMAX. Taigi apibendrinant, peilis yra puikus funkcionalumo ir dizaino mišinys, skirtas atsakingiams darbams tiek laisvalaikio, tiek profesionalaus darbo metu. Pagamintas iš kokybiškų medžiagų ir turint omenyje vartotojo patogumą. Peilis nusipelno tik aukščiausių vertinimų. Modelis taip pat komplektuojamas su įvairiomis dangomis, kaip PVD, juoda, arba, kaip šiuo metu matome, glotnaus paviršio danga, rankenos medžiagos kaip karbon, o šiuo atveju G10. Šį peilį jau rasite mūsų parduotuvėje www.odin.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube bei palikti savo klausimus adresu ekrane info@odin.lt ar komentaruose apačioje. Ačiū už dėmesį ir susitiksime kitą kartą. Su jumis buvo Balsas už kadro ir rankos ekrane odin.lt.